Jip, kaip jau turbūt supratot, keliauju fucking Afganistaną. Būsiu atviras, man patinka tokias kryptis, kur beveik niekas ten nekeliauja arba mažai kas ten keliauja. Nes berods per pastarosius porą metų, nuo tada, kai atėjo Talibanas į valdžią, ten nebuvo nei vieno lietuvio. Bent jau mano žiniomis, o jeigu ir buvo, tai labai mažai. Neturiu jokių lūkesčių, neturiu jokių stereotipų susikūręs. Žinau, kad gali būti ir labai blogai, žinau, kad gali būti ir labai gerai. How much was inside that? All my money. Really? Atėjus, tam pradėjo meluot, kad tikrai jis neturi mano piniginės, tam pradėjo jį mušti, daužyti, tipo per veidą. Mano paskutiniai pinigai Afganistane iš bankomato čia išsimti nėra įmanoma, absoliučiai. Best president is North Korea president? Yeah. Okay, stop talking about it. Okay, no, stop. look. No, stop. Man. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Kas žino mane, tai žino, kad aš esu didžiulis biliardo mėgėjas, nors ir nemoku gerai žaisti. Bet mažiausiai galvojau, kad aš Afganistane žaisiu biliardą. Aš kaip ryte, žiūrėk. Šiaip tai yra labai gėdingas rezultatas. 3 prapisau, nors pirmavau, bet įmušiau 2 juodus kamuoliukus ir vieną tiesiog supiso kaip obuolį. Ir paskui davė man tokį oponentą, kuris pirmą kartą žaidžia biliardą, tai laimėjau. Tai va, aš ant tokio lygio esu. Nepykit, kad biškai darau gėdą Lietuvai, bet iš mane toks ir žaidėjas. Gal labiau pašnekėt moku negu pažaisti. Tai va, bet šiaip tai smagu, ką žinau. Tokia įdomesnė patirtis Afganistane žaisti biliardą. Bet šiaip tai nepasakysi, kad kažkuo skiriasi, ką žinau, nuo kažkokių kitų šalių biliardų. Tikrai esu matęs ir blogesnių, taip šioje Kambodžoje, Azijai. Čia sąlygas dar tikrai geras, tik vienintelis dalykas, kad trūksta, tai alkoholio. Žodžiu, viskas. Užsidaro biliardas, dabar maldos metas, visai melstis. O aš vis dėlto baigiau pasirodymą gėdingų rezultatų 1-4, taip kad Afganistanas 4, Lietuva 1. Ryte aš labai atsiprašau. Padarysiu per naktį išvadas, pažiūrėsiu visokių YouTube filmukų. Ir nežinau, pažiūrėsiu, vismoksiu iš savo klaidų ir grįšiu stipresnis. Mes sutarėm žaisti vieną partiją Heratę. Taip kad dar čia tik pralaimėtas mūšis, bet ne karas. Viskas, važiavome prieš Budugą, tarsi realiai atskridom dėl vienos mečetės ir dėl biliardo. Tai sumokėjau apie kokius gal $200 už šitas pramogas. Ką žinau. Tarsi vis tiek žinai, kad Afganistano, nežinau, ar dar grįšiu čia iš tikrųjų. Taip kaip ir viskas zaibys. Matot iš mano šitų video, viskas, neturiu jokių problemų. Bet vis tiek, intensyvumas yra maksimalus ir plius vienam keliauti neįsivaizduoju čia. Ir bijau, kad kai grįšiu į Lietuvą, aš galiu biškai prašyti ir neigiamų dalykų apie Afganistaną, nes kokios Facebook'e ir Instagram'e postinu tik tai apie svetingumą, apie tai, kokie jie faini, draugiški, gražus, kaip čia viskas yra saugu ir taip toliau. Bet yra ir minus, aišku, nėra taip, kad čia viskas sviestų patepta. Taip, kad bijau, kad po tam tikrų komentarų, nes kiek žinau, mane seka Talibano agentai, bent viešoje erdvėje, nežinau kaip realybėje, tai biškai gal ir bijočiau grįžti. Nes yra pasitaikę nemažai atvejų, kai, nežinau, ar turistai, ar šiaip kažkokie užsieniečiai grįžta čia antrą kartą ir tada jos suima. Tai va, neseniai nutiko tokiam Austrui. Bet paskui pasirodė, kad jis buvo toks biškai kraštutinių dešiniųjų ten ir karo veteranas kažkoks buvęs, taip kad gal ir ne dėl to suėmė.
paskui toks britas grįžo, kuris buvo Afganistane, kai dar buvo čia amerikiečiai ir taip toliau, grįžo jau prie talibų, tada vėl jį suėmė, žodžiu. Taip, kad yra tų istorijų, taip, nežinau, ar norėčiau grįžti. Bet tai todėl ir bandau kuo daugiau čia aplankyti, apibėgti, nepaisant to, kad galbūt ir nelabai apsimoka dėl vienos dienos skristi ir praskristi. Bet gyvenu, keliauju taip, lyg būčiau čia paskutinį kartą, taip kad per daug nepergyvenu. Pasikvietė mus į savo chatą, čia yra įprastas šitas dalykas. Dažniausiai atsisakinėjau, bet galvoju, ką žinau, kelionį pabaigą reikia išnaudoti maksimaliai, ką čia siūlo. Oh, wow, man, looks so cozy, so fancy. So, you can sit here, you can sit on the couch, or you can sit like a... Yeah, 3 options. Yeah. Free? Wow, it's too much options. Yeah, This is the Kailun place. Yeah, Kalyan place? Kailun place, yeah. This Okay. is the eating place. Yeah. This is the Afghanistan. yeah, Nice. Afghanistan style. So let's sit at Kalyan place, yeah? Okay. Yeah, because we big, came for Kailun. Big Kalyan. Nice, man. And how many people lives in your house? Yes, in this house is just my family, Okay. about 10 10. or 11. Okay. Yeah. Oops, Bembis. I love this here. Oh, what I did? No, What I did? I think that yes, G is very naughty. What I did? You just broke his head. Oh no. Now I should pay, yeah? Yeah. Tad jau chatą jau slaužiau Elinę kažkokią. Okay, sorry about That that. is the Man čia nesibaigė svetingumas. Nice, thank you so much, man. So toks, this is like casual Afghanistan Yeah. service. Yeah, casual. Nothing special. Čia yra dar nestebėkit, dar vieną lėkštę atneša. The more is coming. Žodžiu, tasme, nu, sunku suvokti, kas čia vyksta, iš tikrųjų, tam šitoj šaleliai. Kad jiems tik tai sektųsi, nežinau, aš irgi labai nuoširdžiai jiems linkiu sėkmės, viso ko geriausio ir kad tai daugiau nebūtų tų jobonų karų kažkokių. Ačiū, tai šnekam dabar apie tai, apie religiją, apie... Aš net nemenuoju, tarsi, jiems sakau, tarsi, aš nesu labai religingas. Sakau, aš tai manau, kad galim ar neturėti iš viso žmonos, galim neturėti vaikų, jeigu nenorime, čia tavo pasirinkimas. Jiems, aišku, tokie dalykai yra labai nesuprantami, jie nesupranta, jie teigia, kad šeima yra labai svarbus dalykas. Kai tai Justice Day, tai teisingumo diena, kai visi, nežinau, mirs žmonės, sako, tu vis tiek norėsi keliauti į rojų, tai čia tokiais argumentais jie remiasi, dėl ko jiems būtina šeima ir vaikai. Nes kuo turi daugiau šeimos, kuo turi, nežinau, didesnį šeimą, tuo tai neteisingesnių Alacho keliu. So The best is North Korea's president, China's president. The best president is North Korea president? Yeah. Okay, I'm stop talking about it. Okay, no, stop. look. No, stop. look. Man, Hey, stop if your enemy, you Man, cannot turn against him. stop No, talking. you're lying. Man, You are stop just talking about your that. own friend. Man, can we stop talking? No. Or I'm leaving. Okay. Bye bye. Tata. Man, okay, now we're finishing tour. You said the most stupid thing that No, North you are Korea saying- president you is are saying the you best love president of all. Wow. I love him. I Wow. respect him. Labas rytas, mėly prieteliai. Aš jau kokia 10 diena, gal Afganistane, gal 11, gal 12. Bet, žodžiu, pabuvom dieną Mazar Sharif mieste ir dabar vėl skrendam atgal į Kabulą. Taip kad ir to vėl skrisim, poryt vėl skrisim, taip kad čia mes tokie vos ne kaip jau, nežinau, VIP tiesiog sugalvojam kažkur skristi, skrendam. Šiaip bilietai kainuoja, kainuoja vieną pusę gal $7, gal $8, tai nėra labai pigu, dar plus kai reikia mokėti už gidą.
Bet kai žinai, kad daug laiko Afganistane neturi ir nežinai, ar grįš antrą kartą, tai bandai pamatyti viską vienu įpū. Žodžio, oro uostai yra tokia apsauga sustiprinta, kad, nu, pizdat, jau nieks nepraeis, prasme, kokie 3 punktai, kokie 3 postai, vieną iki oro uosto, negali jokios mašinos pravažiuoti, jokie taksi, tai reikia kažkur kilometrą eiti peškom per tokį vat karštį, kur dabar yra kem laipsnių, bet viskas yra dėl saugumo, kad nebūtų jokių išpuolių. Nu ką, antras skrydis su Cam Airlines. Atgal į Kabulą, dar valandėlę. Vadėjam. Situacija tokia. Susirasti darbą Afganistane nėra misija iš lengvųjų. Nedarbo lygis šalyje siekia apie 16%, tai reiškia, kad kažkur 6,5 milijono žmonių neturi jokio darbo. Ir netgi jeigu tokį randi, vidutinis atlyginimas vis tiek siekia tik 200-300 eurų. Laimiai, mums Lietuvoje pasisekė labiau. Susirasti darbą ir gauti padorų atlyginimą yra gana paprasta. Užtenka nueiti į Evolution puslapį, kurį rasit šito video aprašyme, užpildyti anketą ir viskas. Volia, padėkosit vėliau. Imkis pokyčių, kurie džiugina. Prisijung prie Evolution. Jei domina, apsilankyk darbasevolution.lt. How much was inside that? All my money. Really? Prapisu piniginę. Eikti, na. Fuck. Oh my god. Tokios tokelės, kad kažkoks vaikas, kaip ir sakiau, paėmė. Šansų rasti yra labai mažai, bet Talibanas jau dirbo to klausimu. Ir vis tiek prie manęs vaikai pristoja ir prašo kažką pirkti šį. Paskutiniai pinigai Afganistane iš bankomato čia išsimti nėra įmanoma, absoliučiai. Tai gerai, kad liko dar 2 dienas, tai gal kažką, bet jok į bitutę. Nu dabar pažiūrėsim, ką iš tikrųjų sugeba Talibanas. Pažiūrėsim, ant kiek jie yra geri, ant kiek jie turi žvalgų, ant kiek jie turi agentų savo komandą, ant kiek jie yra stiprus. Jeigu storas mano peiginė, blėt, bus šiaip keisti skamba, bet pagarba jiems. Sėdžiu su galimai piniginės vagiu arba galimai nekaltų žmogum. And now he said that, yeah, I will give you. Okay, right. Tasme, kas čia įvyko šiandien, tai aš negaliu paaiškinti ir suvokti žodžiais dėl tiek įtampos. Aš jau vos neverkiu, netgi dabar biškai grūdu nos. Turiu tokį pirštą, nes turėjau pirštų pasirašyti, kad viskas gerai. Nu žodžias, metame, jau iš papasakos vėliau, nes biškai dar emocijos yra susikaupusios, bet kažkokį būtų žodžiu. Tai sako, kad Talibanas visada viską randa, tai čia nėra jokių vagysčių, nėra jokių nusikaltimų, nes Talibanas yra visur. Tai kažkokį būdu rado tą žmogelę, kuris paėmė mano piniginę. Berods, kad vaikas tam padavė, tada jis ten skuodė į namus, kažkur pasidėjo tą piniginę. Ir ilgiausiai ten visą aiškino, ten jo tėvas aiškino, kad čia tikrai ne mano sūnus žodžiu, bet jis galiausiai pakvietė Talibanas jį ateiti pas mus. Atėjus, tam pradėjo meluoti, kad tikrai jis neturi mano piniginės, ir tam pradėjo jį mušti, daužyti, per veidą. Nes jis sako, kad aš neimu, neturiu piniginės. Ir aš beveik į ašaras, aš jau beveik verkiu, galvoju, negi nekaltas, galbūt jis nekaltas. O negi nekaltas žmogų dabar, pridaužys, kažkas atsitiks jam. Aš jau buvau nusteikęs plemba, jeigu jis neprispažins, kad turi piniginės pizdūti, blėt, nežinau, aš maniau, kad ten yra 1500 eurų, pasirodo, buvo 2500 eurų. Ir jau būčiau, nežinau, turbūt palaidęs tos pinigus jau geriau, negu kad
galimai nekaltas žmogus sėstų į kalėjimą ar dar ten kažką padarytų. Tai esmė tame, kad jį ten biškai apdaužęs, surišo jam rankas ir sakė, kad važiuojam į policijos komisariatą. O ten žadėjo tam policijos komisariatą jiems laužyt vos ne... Jiems ten žadėjo sulaužyt vos ne kaulus, jeigu jis neprispažins. Tai aš galvoju, jeigu tai vyks, jau galvoju, pizdu tie pinigai, nes jeigu... Net leidžiu savo gyvenime, jeigu nekaltam žmogui tai padarytų dėl mano fucking žiopumo, nes jis nepavogė piniginės, jis tiesiog paėmė nuo grindų. Sakau, seniai, aš to netgi sumokėčiau, jeigu tu vis tiek man grąžintų piniginę. Tai kaip suprantu, tipo, kažkurio momentu jis sako, okei, tipo, grąžins piniginę, viskas okei. Tai toliau mes nuvarėme į policijos komisariatą ir bledo, ten tokie rimti dėdės, kad eik, tu nafig, ten, aišku, visi klausinėja, kas čia kaip kas, tipo. Ten ir esmė tame, kad laukiam, tipo, jo tėčio, kol jis atneš piniginę, tipo, atveš. Nors iš pradžių sakė, kad tikrai mano sūnus negalėtų tai padaryti ir taip toliau. Nu, esmė tame, kad prispažino, mano baimės kažkaip čia ir dingo, nes supratau, kad vis dėlto jis nėra toks nekaltas, ir vis jam nieko nedarys, kadangi patys talibai supranta, kad jis nevagė, tipo, jis tiesiog rado, aišku, netgi jų kultūrai nėra įprasta ir nėra normalu, kad tu svetimą daiktą imtum. Tai jie man talibai patikrino, kad tikrai viskas bus gerai, aš atėjau savo piniginę, gausiu visą sumą, kuri ten buvo, tipo, nors aš tiksliai net nežinau, kokia ta suma buvo. Nu ką, tai po laukimo atvarė tėtis, tipo, ir aš jiems daviau ten 1,5 štukės, čia kažkur 15 eurų. Tai iš pradžių neėmė, sakau, ne, imkit tikrai, tipo, nesvarbu, kaip čia kas vyko, bet, nu, tarsi, už tai, kad grąžinot piniginę, nes galėtų ir negrąžinti, nu, aišku, ten sūnus būtų kentėjęs, bet tai paskui dar biškai sumokėjau tiems talibams, bet irgi talibai šitai, sakau, ar reikia mokėti talibams, sakė, ne, jis iš tikrųjų neima pinigų, bet dabar biškai išvarius nuo kamerų, ten, kur policijos komisariate, tai daviau po 1000, sakau, nu, blėt, hebra, paimkit, nes, sakau, jeigu ne, jūs būčiau prapisęs 2,5 štukės. Nu, ir dar gydučių reikės kokį 100 eurų duoti, nes jeigu be jo, tai čia, nu, neįmanoma būtų, bet tai dabar turiu va tokį pirštą, sakau, kurio uždėjau antspaudą, nes vis tiek kažkai raportos rašė, tipo, ten, bet, nu, nežinau, labai dviprasmiškos emocijos, jau buvau ir palaidęs tos pinigus, paskui pagailau tos žmogaus, paskui kažkaip pradėjau džiaugtis, kad Talibanas čia valdžio, nes įsivaizduokit, gauti kokius piniginę, kokią Rio de Janeire, nu, neįmanoma. Aš net neįsivaizduoju, kurią šalytį būtų įmanoma greit per pusvalandį surasti žmogų, kur net nėra kamerų, atgauti piniginę, nu, tarsi kosmosas, taip kad, nu jo, Talibanas čia stipriai yra paėmęs Afganistaną. Kadangi atgavom pinigus, atgavom piniginę, ir plus tai yra mano paskutinė naktis Kabule. Ir manau, mes čia galim pasilepinti ir palepinti mano draugus. Bet atvarėm į vieną prabangiausių restoranų Kabule. Ir čia jau tikrai renkasi jau pasturinti žmonės, nes ir kaimas biškai aukštesnės, ir matos iš aprangos, iš veidų, kad nu, čia toks jau prabangesniem žmonėm. Tai valgom mantus su hebryte, vat. Šiaip tai labai buvau pasilikęs šito dalyko. Kažkaip man šitie kultūra nepatinka, gal dėl to, kad mano vardu pavadinti, nežinau. Ar čia tik sustapimas? Sveiki mano mėly draugai ir draugeliumbai. Tai prasideda turbūt jau, sakyčiau, 13 diena berods Afganistane, jeigu neklystu. Ar 14. Ir šiandien vėl, trečia diena, trečias skrydis. Šiandien skrendam į Heratą, į šiaurės Afganistane esantį, į šiaurės vakaruose Afganistane esantį miestą. Jis irgi yra istorinis, gražus, didelis, populiarus, turistinis. Taip kad ten, manau, tikrai rasim ką nuveikti. Plius šiandien yra paskutinė mano pilna diena Afganistane, tai sakė, kitas yra paruošęs šią programą. Sakė, jau šiandien tai tikrai nemiegosiu, tai pažiūrėsim. Nežinau, kaip galima ten švęsti, tūstinti arba būti per visą naktį be alkoholio. Nu, bet bus matyti, gal atsirasti ir alkoholis kažkur. Tai va, tačiau tai jau nuovargelis, tai jį bitute. Jau kaip miego noriu, jau kaip viską, bet nieko. Labai nebedaug liko. Tai reikia pasemti paskutinius likučius nuotykių ir įspūdžius iš Afganistano. Toliau skraidom bim-bam Afganistane.
ką tik atskridom. Labai greit prabėga šitas skrydis. Valanda. Ir esam jau kitame Afganistano gale, nors būtų čia reikėjo važiuoti gal 10-12 valandų, žodžiu. Tai ir netgi piniginių atžvilgių gaunas, manau, panašiai. Nes vis tiek kainuotų kuras, gidas, vairuotojas, taip kad labai pasteisino šitas sprendimas. Pirkau ir aš ginklą. Dabar esam su šito apsauginiu abu ginkluoti. Ir šiaip, dabar jau nebereikia mums saugios apsaugos, nes aš turiu ginklą. Bet galim būti ramus. O, bum 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 bum. Pykšt, pykšt, pokšt. Pavyzdžiui, atvarė talibai irgi čia pasižmonėt ir sako, kas čia per ginklas, tai sako, kad prašau, sako, nešaudėk į mane. Tai iš pradžių biškai nelabai suprato prikolą, aš kaip pradėjau žvengt, paskui kažką kalbėti savo vietinę paštūnų kalbą, bet, žodžiu, sakė, geras šiaip bairis. Tai nežinau, ką galvos oro uostai, kai aš bandysiu šitą prasinešti, gal ir matys, kad skridau iš Afganistano, gal kažkaip grįšiu į Europą. Esu labai dėkingas tai šeimai, kad priėmėm, tai šakiu. Ir tai vat, labai fainai. Paskutinė diena Afganistane. Ir manau, negalėjau displanuoti kažką geresnio. Taip kad ačiū labai savo gidui, Širzamui, kad Kažimui, kad šitą visą dalyką suorganizavom. Čia jo visa šeima, pusbroliai, dėdės, dukros, vaikai, žodžiu. Taip kad Afganistanas buvo kažkas neįtikėtina ir tikrai įstriks man ilgam šitoj širdį. O dabar einu valgyt, skanaus jums.